Troliai mumiai, tėtis ir jūra. 3 skyrius – vakaris, 2 dalis. Pavargęs ir linksmas tėtis kulniavo namo per viržyną. Aišku, kažkur galvoje jam knibždėjo mintis, jog turės vėl pabandyti uždegti švyturį. Bet iki sutemų dar buvo keletas valandų, o šiandien jis rideno apačion didelius akmenis, nepaprastai didelius. Kaskart, kai toks riedulys nugarmėdavo į vandenį, mama iškišdavo nosį iš sodo ir pasižiūrėdavo. Tėtis nusprendė apsukti lankstą per rytinį kyšulį. Užutekyje palengva praplaukė žvejys su meškere valties priekyje. Tėtis nebuvo girdėjęs, kad būtų galima ką nors sumeškerioti šitokiu metų laiku. Geriausia meškerioti Liepos mėnesį. Bet šitas žvejys nebuvo paprastas. Gal jam tik patinka meškerioti ir būti vienam. Tėtis kilstelėjo leteną pamojuoti, bet to ją nuleido. Žvejys jam nebūtų atsakęs tuo pačiu. Tėtis užlipo ant kalno ir patraukė prieš vėją. Čia uolos buvo smarkiai išgaubtos kaip nugaros didžiulių gyvūnų, petys į petį keliaujančių jūros link. Tėtis jau buvo prie pat krašto, kai jį išvydo. Ramų tamsų vandens telkinį giliai apačioje, kone ovalų, lyg kokią didžiulę akį. Tėtis nepaprastai susižavėjo. Tikras ežeras, juodas akivaras. Ar gali būti kas nors paslaptingiau? Nedidelės bangelės vis ritosi per kyšulį. Jos persirisdavo per slenkstį, valandėlę suribindavo vandens paviršių, o paskui ežeriukas vėl nurimdavo. Juodas ir žvilgantis vanduo stebeilydavo dangų. Jis gilus, galvojo tėtis, taip jis turi būti labai gilus. Mano sala ištisas pasaulis, čia visko yra ir ji ne per didelė. Ak, koks aš laimingas, tarsi visą pasaulį laikyčiau savo letenose. Kiek įkabindamas tėtis nurūko švyturio link, jis norėjo parodyti namiškiams akivarą, kol jo nerado kas nors kitas. Kaip gaila, kad tai ne gėlas vanduo, pasakė mama. Ne, jį pripildė jūra. Tėtis išskėtė letenas. Didžiulės audros užliejo salą vandeniu, pripylė šį akivarą, priritino į jo dugną akmenų ir jis pasidarė šitoksai siaubingai gilus. O gal jame yra žuvų? Spėjo mominukas. Labai galimas daiktas, sutiko tėtis. O jeigu yra, tai milžiniškų. Įsivaizduokit storulę lydeką, kuri gyveno čia 100 metų, vis riebėjo ir darėsi žiauresnė. Tai bent, pasakė mažoji Miu, tikrai sužavėta. Gal aš įleisiu valą ir pasižiūrėsiu? Mažiems vaikams negalima, ryžtingai pareiškė tėtis. Ne tokie juodi akivirkai, tokie juodi akivarai skirti tėčiams. Neeikit pernelyg arti krašto. Matot, kokia neapsakomai pavojinga šita vieta. Ketinu čia kruopščiai patyrinėti, bet ne dabar. Dabar turiu pastatyti prieplauką ir rūkyklą unguriams ir lydekoms sveriančioms daugiau kaip 7 kilogramus. Reikia pribedžioti kuoliukų tinklams, išrausti duobę, kol nėra lietaus. Ir padaryti lietvamzdžių, įsiterpė mama. Po kelių dienų pristigsime gerimo vandens. Tik nusiramink, globėjiškai tarė tėtis, viskas bus. Viską sutvarkysiu, tik trupučiuką palaukit. Šeima patraukė atgal iš švyturį, o tėtis vis dar postringavo apie lydeką milžinę. Vėjas glamonėdamas šiureno viržius, o leisdamas į saulę maloniai nuauksino visą salą. Bet jiems už nugarų, tirštam šešėlį tarp kalnų, glūdėjo juodasis akivaras. Mama sutvarkė viską, ką buvo išgriozdinusi mažoji Miu ir uždarė angą lubose. Tik įėjęs į kambarį, tėtis išvydo sieninį laikrodį. Kaip tik šito man ir reikia, tarė jis, kur jį radot?
Jeigu jau ketinu įvesti kokią nors tvarką saloje, privalau žinoti, kuri diena. Oi, aš pasakiau sieninį laikrodį, bet sieninį kalendorių. Kažkodėl pasakiau laikrodį. Kalendorių. Šiandien yra antradienis, žinau. Tėtis paėmė plunksnakotį ir nubraižė didelį apskritimą pačiame paraštės viršuje. Tai atvykimas. O paskui nubraukė 2 kryželius pažymėti pirmadieniui ir antradieniui. Ar kas nors esat matę jūros arkliuką? Paklausė muminukas. Ar jie tokie pat gražus kaip paveiksle? Gal ir taip, tarė mama, aš nežinau. Tačiau tvirtinama, jog dailininkai paprastai perdeda. Muminukas susimąstęs linktelėjo galvą. Gaila, kad nematė, ar arkliukas su sidabrinėmis pasagėlėmis, ar ne. Dabar visą kambarį pripildė geltona saulėlydžio šviesa, kuri po valandėlės turėjo parausvėti. Tėtis stovėjo pačiame kambario viduryje ir mąstė. Kaip tik metas lipti į viršų ir uždegti švyturį. Paskui ateis vakaras. Bet jeigu jis užlips, visi namiškiai žinos, ką jis ketina veikti. O kai nulips žemyn, namiškiai supras, kad jam nepavyko jo uždegti. Kodėl jie negali iki sutems būti kur nors lauke ir leisti jam vienam viską pabandyti? Kartais šeimos gyvenimas tėčiui nepatikdavo. Kartais jie nieko neišmanydavo ir vis dėlto visi jau taip seniai gyveno drauge. Tėtis pasielgė taip, kaip paprastai elgdavosi, kai jį apimdavo nesmagumas. Nuėjo prie lango ir atsistojo nugarą į kambarį. Ant palangės gulėjo kablys tinklams. Žinoma, tėtis visai pamiršo, kad reikia mesti tinklus. Tai buvo svarbu, labai svarbu. Tėčiui neapsakomai palengvėjant širdies jis atsisuko ir pareiškė. Šį vakar mesime tinklus. Jie turi būti jūroje prieš saulėlydį. Po teisybei turėjome tai daryti kiekvieną vakarą, kai įsikūrėme saloje. Taigi muminukas ir jo tėtis išplaukė statyti tinklų. Pastatysime juos lanku palei rytinį kyšulį, tarė tėtis. Vakarinis priklauso žvejui. Nedėra žvejoti jam po pat nosimi, taip elgtis nevalia. O dabar pamažiukais ir kluoku aš patyrinėsiu dugną. Šitoje vietoje vanduo po truputį gilėjo, lenktomis smėlio terasomis, jos leidosi žemyn į jūrą kaip platus paradiniai laiptai. Muminukas irklavo kyšulio link virš dumblių miškų, kurie vis tamsėjo ir tamsėjo. Gana, sušuko tėtis. O dabar trupučiuką atgal, čia dugnas geras, užmesim jį įstrižai uolų, iš lėto. Jis metė plūdę su baltu vimpelu ir panardino tinklą į jūrą. Lėtai ir tolygiai. Tinklas slydo į vandenį, kiekvienoje jo kilpoje sublizgo vandens lašai, valandėlę kamštinės plūdės likdavo paviršiuje, o paskui kaip vėrinys nugrimsdavo paskui tinklą. Mesti tinklą vyriškas ir ramus darbas. Jis teikė didžiulį pasitenkinimą šeimos labui. Kai visi 3 tinklai buvo užmesti, tėtis 3 kart apspjovė tinklų kablį ir įmetė jį į jūrą. Jis krito tiesiai žemyn ir dingo po vandeniu. Tėtis atsisėdo laivelio gale. Buvo labai tykus vakaras. Spalvos kaip tik bluko ir geso sutemose, tik virš sąžalyno dangus dar raudonavo. Abu tylomis ištraukė laivelį ant kranto ir per salą nužingsniavo namo. Kai jie pasiekė drebulyną, vandeniu atskriejo vos girdima graudi aimana. Muminukas sustojo. Šį garsą girdėjau ir vakar, tarė tėtis, greičiausiai koks nors paukštis. Muminukas įsižiūrėjo į jūrą. Toje saloje kažkas tupi, pasakė jis. Tai jūros ženklas, paaiškino tėtis ir žengė toliau. Rytą ten nebuvo jokio ženklo, pamanė muminukas. Nieko nebuvo. Valandėlę jis pastovėjo lūkuriuodamas. Ten kažkas pajudėjo.
labai labai lėtai nuslinko per kalną ir išnyko. Tai nebuvo žvejys, mažas ir menkas. Tai buvo kitoniškas padaras. Muminukas nusipurtė ir nuskubėjo namo. Jis nieko nesakys, kol bus tikras. Iš tiesų, Muminukas tikėjosi, kad niekuomet nesužinos, kas ten tupi ir staugia vakarais. Naktį pabudęs Muminukas ilgai gulėjo, klausydamasis ir nejudėdamas. Kažkas jį pašaukė, bet jis nebuvo to visiškai tikras, gal tai tik susapnavo. Naktis buvo tokia pat tyki kaip vakaras, sklidina melsvos šviesos, mėnulis pakilęs tiesiai virš salos. Kiek įmanydamas tyliau, kad nepažadintų tėčio ir mamos, Muminukas išlipo iš lovos, priėjo prie lango, atsargiai jį atidarė ir pasižiūrėjo laukan. Jis išgirdo tyliai teliuskuojant į krantą bangas, kažkokį paukštį tolumoje, pamatė jūroje stūkstant tuščias ir tamsias uolėtas saleles. Salą gaubė visiška ramybė. Ne, kažkas vyko žemai paplūdimyje, tolimas greitų kojyčių dunksėjimas, vandens teškėjimas, ten kažkas vyko. Muminukas baisiausiai susidomėjo. Jis neabejojo, kad tai skirta tik jam vienam ir niekam daugiau. Žūtbūt turėjo nukakti tenai. Visų kūnų jautė, kaip tai svarbu. Jis buvo priverstas eiti naktį ir pasižiūrėti, kas darosi paplūdimyje, kažkas jį pašaukė ir jam nevalia gąsčiotis. Tik pritipenęs prie durų jis prisiminė laiptus ir suabejojo. Labai siaubinga galvoti naktį apie sraigtinius laiptus. Dieną, kai jais bėgi, nieko nespėjai pagalvoti. Muminukas sugrįžo atgal ir paėmė signalinį žibintą, kuris stovėjo ant stalo. Ant viryklės krašto susirado degtukus. Galop už jo užsivėrė duris, nuo gilaus tamsuojančio laiptų šulinio jam sukosi galva. Muminukas ir nežiūrėdamas žinojo. Liepsnelė žibintė supleveno ir pliūptelėjo aukštyn, pagaliau ėmė degti ramiai. Muminukas nuleido žemyn stiklą ir išdrįso žvilgtelėti į apačią. Kai Muminukas pakėlė aukštyn žibintą, šviesa išbaidė visus šešėlius ir tie apsiblausę nuo miego apgulė jį iš visų pusių. Kokia daugybė šešėlių, kokia daugybė keisčiausių formų ir pavidalų, skraidančių aukštyn ir žemyn tuščiame švyturio viduje. Labai gražu. Laiptai sukosi, vis žemyn ir žemyn, pilki ir netvirti, kaip prieš istorinio gyvūno griaučiai, panirdami apačioje į tamsą. Sulig kiekvienu Muminuko žingsniu šešėliai kilo ant sienų, šoko jam. Tai buvo pernelyg gražu, kad bijotum. Šitaip Muminukas lipo žemyn, laiptelis po laiptelio, jis tvirtai laikė signalinį žibintą ir tai padėjo jam nusileisti į pat purviną švyturio dugną. Kai paprastai sugirgždėjo daromos sunkios durys ir štai Muminukas jau stovėjo ant kalno ir sala jį užliejo šaltą, netikrovišką mėnulio šviesą. Kaip įdomu gyventi, galvojo Muminukas, viskas gali būti atvirkščiai, be jokios priežasties. Laiptai staiga virsta nuostabiais, o ta aikštelė miške visiškai pasimiršta, viskas pasikeičia ir nežinia kaip. Ir jis susikaupęs pasileido per kalną, per viržyną apačioje, per nedidelį drebulių miškelį. Jos dabar nejudėjo, vėjas nurimo. Muminukas sulėtino žingsnius ir įsiklausė. Iš paplūdimio neatskriejo nė garselio. Gal aš juos išgąsdinau, pamanė Muminukas ir pasilenkė užpūsti žibinto. Tie, kurie čia būna naktį, tikrai drovūs. Sala, kurie atgyja naktį, pati yra atsargi. Žibintas nebedegė. Žibintas dabar nebedegė,
ir sala tuoj pat priartėjo. Muminukas jautė ją artėjant, kyšulys po kyšulio, ji nejudėjo mėnesienoje ir vis dėlto buvo labai arti. Muminukas nė trupučio nebijojo, jis tik klausėsi. Ir vėl išgirdo tą dunksėjimą, kažkas lakstė po smėlį, už žalksnių bėgiojo pirmin ir atgal, iššokdavo į vandenį taip, kad net baltos putos patikšdavo aukštyn. Tai jie, jūros arkliukai, jūros arkliukai, dabar viskas aišku. Ta muminuko rasta smėlyje sidabrinė pasagėlė ir tas sieninis kalendorius su pavaizduota didžiulė kylančia banga nutvieksta mėnesienos. Tas šauksmas, kurį jis girdėjo pro miegus. Muminukas atsistojo tarp alksnių ir žiūrėjo, kaip šoka jūros arkliukai. Jie lakstė per smėlį, pirmyn ir atgal, išriestais sprandais ir plevėsuojančiais karčiais. Uodegos skriejo paskui juos kaip ilgos žvilgančios bangos. Jie buvo neapsakomai gražūs ir lengvi. Ir patys tai žinojo, koketavo įžūliai ir pasitikėdami savimi. Vienas su kitu, su savim, sala ar jūra, kaip papuola. Kartais jie pasileisdavo šuoliuoti per vandenį, kuris ištikšdavo taip aukštai, kad mėnesienoje sužiūrėdavo vaivorykštė. Tada puldavo atgal po tą vaivorykštę, žvilgtelėdavo į šoną, palenkdavo galvas, kad išryškėtų linija nuo kaklo per nugarą iki uodegos. Atrodė, jog jie šoka prieš veidrodį. Paskui jie sustojo ir ėmė glostyti vienas kitą, aiškiai galvodami tik tai apie save. Abu buvo pasipuošę pilku aksomu, minkštu, šiltu ir neperšlampamu. Gal tas aksomas net buvo gėlėtas? Kol muminukas grožėjosi jais, atsitiko linksmas ir gal visai natūralus dalykas. Staiga jis pasijuto irgi esąs gražus, lengvas, išdykėliškas ir pasitikys savimi. Jis pasileido bėgti per smėlį šaukdamas, kokia mėnesiena ir kaip šilta, rodos aš skrendu. Jūros arkliukai išsigando, atsistojo piestu ir greitai nušuoliavo tolyn. Jie pradundėjo pro muminuką išsproginę akis, plevėsuojančiais karčiais, jų kanopėlės baimingai dunksėjo per smėlį, tačiau buvo visiškai aišku, jog tai tik žaidimas. Muminukas žinojo, kad jie žaidžia baimę ir mėgaujasi savo žaidimu, bet jis nežinojo, ar jam ploti katučių, ar juos raminti. Jis tik vėl tapo mažas, storas ir nerangus, o kai jie šuoliavo pro šalį ir nėrė į jūrą, sušuko: jūs tokie gražūs, nepalikit manęs. Vanduo patiško aukštyn, išnyko paskutinė vaivorykštė ir paplūdimys ištuštėjo. Muminukas atsisėdo ant smėlio laukti. Jis nebejojo, kad jie sugrįž, būtinai sugrįž, jeigu tik jam pakaks kantrybės laukti. Vis labiau ir labiau įsiviešpatavo naktis, mėnuo nusileido. Gal jiems patiktų šviesa paplūdimyje, šviesa, kuri priviliotų juos žaisti? Muminukas uždegė žibintą, padėjo jį priešais save ant smėlio ir net plėšdamas akių stebeilijo tamsų vandenį. Po valandėlės atsistojo, pakėlė žibintą ir ėmė lėtai mosuoti juo pirmyn ir atgal. Tai buvo signalas. Bandė mąstyti apie malonius, raminančius dalykus, mosavo žibintų pirmyn ir atgal, šiaip ir taip. Kantrybės jam nestigo. Paplūdimyje pasidarė šalta. Gal jau artėjo rytas. Šaltis sklido nuo jūros, ėmė šalti letenos, muminukas sudrebėjo ir pakėlė akis. Tiesiai prieš jį vandenyje tupėjo mora. Jos akys sekė žibinto judesius, o ji pati nejudėjo. Muminukas žinojo, kad mora nesiartins,
Bet jis nenorėjo nieko apie ją žinoti. Jis troško pabėgti nuo jos šalčio ir stingulio, kuo toliau nuo baisios jos vienatvės. Bet muminukas neįstengė bėgti. Paprasčiausiai neįstengė. Jis tik stovėjo ir mosikavo žibintu. Lėčiau, vis lėčiau. Nė vienas iš jų nesujudėjo ir laikas taip prailgo. Galop muminukas ėmė pamažu trauktis atgalios. Mora liko ant savo ledinės salelės. Muminukas traukėsi atbulas, nepaleisdamas jos iš akių per smėlį, paskui įlindo tarp alksnių. Jis užpūtė žibintą. Buvo labai tamsu. Mėnulis nusileidęs už salos, gal tai tik šešėlis nuslinko šalin. Už uolų muminukas nežinojo. Jis grįžo atgal į švyturį labai susimąstęs. Jūra visiškai nurimo, tik drebulių lapai virpėjo iš baimės. Nuo sąžalyno į jį padvelkė stiprus žibalo kvapas. Toks kvapas nebuvo nei nakties, nei salos. Apie tai pagalvosiu rytoj, pamanė muminukas. Dabar mano galvoje neliko nė trupučio vietos. Na va. Viskas.